Takoro ir mūsiškis Antanas Jasbutis. Kova prasideda. Šiai kovai teisėjauja Donatas Simonaitis. Teisėjas kviečia kovotojus ringo vidurį ir prasidės pirmoji lietuvių ir japonų dvikova. Kągi, priminsiu, jog svečiuose yra 4 kovotojai iš Japonijos ir 4 lietuviai surems su jais savo piršnes. O dabar prasideda kova, pasikeitimas smūgiais. Kol kas sukibimo nebuvo ir priminsiu, jog pirmą kartą jūsų ekranuose kovotojas iš Utenos, Antanas Jasbutis. Jis yra jaunesnis už savo varžovą 6 metais, taigi patyrimo iš tikrųjų turi mažiau. Na ir žiūrėsime, kaip jam seksis kauti su kovotoju, kuris jau yra patyręs šių dvikovų dalyvis. Jis draudžia šios taisyklės taip daryti, o kadangi Japonijoje Federacijos Just Battlefield priimtos truputėlį kitokios taisyklės, galima smūgiuoti taip, kaip jūs matėte pirmojoje dvikovoje. Taigi įspėjimą gauna Japonas. Kągi, lietuvis pirmauja, tačiau dvikovai skirta 2 raundai po 5 minutės ir visko dar gali atsitikti šioje kovoje. O štai dabar kaip bando atsikabinti nuo savo priešininko Japonas. Taip, būtent atsistoti ir mesti savo varžovą ant grindų, dar užsiglant visų svorių. Tai iš tikrųjų yra metodas, kuris padeda išspręsti visas problemas. Na, dabar klasikinė padėtis, iš kurios prasideda daugelis puolimų parteryje. Na, kovotojai iš tikrųjų yra lengvo svorio. Antanas Jasbutis 67, o Hideo Takoro 65 kg svorio. Taigi labai lengvi ir staigus kovotojai, galime išvysti iš tikrųjų aštrią kovą. Žiūrėsime, kaip viskas vyks. Kol kas sukibimas ringo viduryje. Na, neskuba Takoro išspręsti šios situacijos. Ir gali būti, jog teisėjas įsikiš ir paprašys kovotojų švelniai vėl pradėti dvikovą ringo viduryje. Na, nežino Takoro, ką dabar daryti. Galbūt tik apsimeta, o gal iš tikrųjų įpratęs smūgiuoti kumščiu į veidą, jis norėtų kaip nors kitaip spręsti problemas. Ir kol kas nematyti, kaip Japonas galėtų įveikti lietuvį. Pasikeitimas smūgiais. Na, truputėlį prašoka dabar pro savo priešininką Antanas Jasbutis. Nedėkinga padėtis, užeina iš nugaros priešininkas ir dabar apžergia savo varžovą yra Hideo Takoro. Taigi čia yra galimybė atlikti skausmingą veiksmą. Prasidėjo 4. dvikovos minutė, pirmojo raundo minutė. Ir atrodo atsispyrė nuo savo varžovo dabar Antanas Jasbutis, taip atsisuko veidu į priešininką. Sukabino dabar kojomis savo varžovą. Trikampis smaugimas, žiūrėsime, kas bus. Hideo Takoro nejuda. Atrodo dabar gerai sukabino savo varžovo sprandą Antanas Jasbutis. Ką darys Hideo Takoro? Įdomu, kur antroji ranka. Taip, pirmasis pabėgimas ir Antanas Jasbutis pelno tašką. Kągi, labai netikėta, tačiau patyręs Japonas įkliuvo į lietuvio spąstus ir prarado tašką. Kągi, išdidumu, tačiau pralaimėti kovą štai taip greitai nesinori ir Hideo Takoro griebėsi ringo virvės. Na, dabar suaktyvėjo Japono veiksmai, jis vėl prasiveržė prie savo varžovo. Vėl bando jį apžergti, tačiau šį kartą sutrukdo tai atlikti jam Antanas Jasbutis. Sukabino kojomis savo vieną varžovo koją, taip tiesiog trukdydamas jam judėti, tačiau aplinkui ratu eidamas Hideo Takoro vis dėlto bando praeiti pro visus Antano Jasbučio gynybinius įtvirtinimus. Na ir baigėsi dvikovai skirtas laikas. Žiūrėsime, ar Japonai pavyks dar realizuoti savo pranašumą. Kol kas akivaizdu, jog Antanas Jasbutis gerai užsiėmęs gynybinę padėtį ir Japonas tiesiog nežino, ką daryti. Nematyti bandymų atlikti skausmingą veiksmą.
ir skamba gongas, baigėsi pirmasis raundas. Šioje dvikovoje pirmauja Lietuvos atstovas Antanas Jasbutis. Kągi, pelnyti plojimai Antanui. Antrasis dvikovos raundas prasideda. Dabar Hideo Tokoro neturi ką prarasti. Susikibimas ringo viduryje, pasikeitimas smūgiais. Priartėja prie savo varžovo Hideo Tokoro, įspaudžia jį į kampą. Sukibimas. Ir dabar turbūt taip, pasineša į ringo vidurį. Atsuka savo varžovą į nugarą. Antanas Jasbutis spėja atsisukti. Tokoro spaudžia savo varžovą. Taip, padvigubina jėgas dabar Japonas. Japonas stengiasi pasmaugimo veiksmą padaryti. Apžvelgia savo varžovą. Hideo Tokoro ieško galimybių atlikti skausmingą veiksmą, tačiau šioje padėtyje netaip lengva išprovokuoti klaidai pasiruošusi varžovą. Na ir čia įsikiša teisėjas, taip, per arti ringo virvę prisirido kovotojai, vėl kovos tačiomis. Iš tikrųjų pagyvina šiek tiek vaizdą, pasikeitimas smūgiais tampa intensyvesnis. Tačiau priminsiu, gulint parteryje smūgiuoti veidą negalima ir tuo negali pasinaudoti Hideo Tokoro, kuris yra įpratęs tai daryti. Viršuje Japonas, tačiau dabar Antanas Jasbutis užsiėmė tikrai patogią padėtį ir Japonui reikia demonstruoti, ką jis sugeba parteryje, tačiau imtynių veiksmų kol kas nematyti. Visiškai spaudė į kampą savo varžovą Japonas, tačiau tai nieko baisaus, tokiuose kovose tai yra įprastas vaizdas ir na, tik tai tokiu būdu, lauždamas savo varžovo kaklą, bando Japonas pelnyti pranašumą, tačiau čia įsikiša teisėjas, taip, vėl pasikeitimas smūgiais, atrodo praleido smūgį Antanas Jasbutis, ne, tiesiog praleido lygsvarą, guli ant grindų, vėl atsistoja, pasikeitimas smūgiais, pataiko ir Antanas Jasbutis, tačiau spaudžia varžovas, spaudžia patyręs Hideo Tokoro Antaną Jasbutį, vėl prie ringo virvių, bando parsiversti. Na, viena Jasbučio ranka laisva, tačiau metimas ir viršuje Hideo Tokoro spėjo atsigręžti į varžovo veidų. Antanas Jasbutis ginasi ir priminsiu, Hideo Tokoro pralaimė, jam būtinai reikia išplėšti pergalę šioje dvikovoje skausmingų veiksmų arba smūgių, tačiau Antanas Jasbutis ginasi, atrodo gerai įsikabino dabar į jo ranką. Hideo Tokoro skausmingas veiksmas, bando įsivaduoti, Antanas Jasbutis traukia ranką, Hideo Tokoro tęsia puolimą. Tačiau atrodo išsivadavo dabar Antanas Jasbutis. Ne, vėl įkliuvo ringo viduryje, skausmingas veiksmas. Ir rytasi prie ringo virvių, pabėgimas. Spėjo prisiristi prie ringo virvių Antanas Jasbutis. Graži buvo Hideo Tokoro kontrataka. Tai vyko ringo viduryje ir, aišku, garbė uteniškiui pavyko jam prisiristi prie ringo virvių. Prarado tašką Jasbutis, tačiau jis pirmauja dėl to, kad Japonas yra gavęs vieną įspėjimą. Tačiau smūgis neakcentuotas. Ir vėl artėja prie savo priešininko Hideo Tokoro, pavargęs. Ir Antanas Jasbutis nebe toks aktyvus, nebe taip greitai traukiasi. Hideo Tokoro tarsi smauglys įsikabino dabar į savo varžovą. Guldo ant grindų. Taip, apžergia priešininką. Viskas vyksta arti ringo virvių. Taip ir prasidėjo paskutinė šio raundo minutę ir Hideo Tokoro turi skubėti. Taip, jis turi iniciatyvą, neginčiamai tikrai turi iniciatyvą, tačiau galutinio veiksmo kol kas nematyti. Tai pasiruošimas alkūnės sąnario laužimui. Žiūrėsime, ar pavyks išplėšti dabar savo priešininko ranką Japonui. Štai bando užkišti dabar ranką. Ir visai baigėsi dvikovai skirtas laikas. Praktiškai už ringo virvių išriedėjo abu kovotojai, tačiau teisėjas nestabdo šios dvikovos. Ir Hideo Tokoro bando išskirti priešininko rankas. Apeliuoja dar į teisėją tuo, kad Antanas Jasbutis smūgiuoja koją į veidą. Tačiau niekas iš tikrųjų negalėjo fiksuoti tokio veiksmo. Galbūt tik tai atsitiktinai. Štai antrą kartą dabar jau tą patį atlieka Antanas Jasbutis. Ir Hideo Tokoro rodo teisėjui akivaizdžiai, jog buvo atliktas
veiksmas, kuris neleidžiamas taisyklių. Skelbtas. Tačiau žiūrėsime, koks bus teisėjų sprendimas. Lietuvis Antanas ir Japonas Hideo. Ir jeigu jūs dabar pakelsite rankas ir pradėsite ploti, jūs būsite visiškai teisūs. Antanas!